Šįkart laidoje gyvenimo receptas apie grožį, poilsį ir tvarumą. Mes esame mažajame spa kristalų namai. Ir čia kalbėsime su grožio ir sveikatingumo specialistėmis Augustė ir Akvilė, kurios mums suteiks daug naudingų patarimų. Lietaus nei lašo, saulė tvieskia ir pirmiausia norėtųsi pakalbėti apie mūsų veidus, tiek moterų, tiek vyrų, dabar negalima diskriminuoti. Ką jūs patartumėt, kokias kaukes naudoti, kaip dažnai jas dėtis? Namuose, manau, patarčiau naudoti lakštinės kaukes, nes realiai įvertinus ir laiką, ir patogumą, ir maksimalų efektyvumą, tai iš tikrųjų lakštinės kaukės yra patogu labiau uždėti. Tikrai nereikia jokių gebėjimų specialių ir priemonių. Ir iš tikrųjų laiko tai užtrunka labai minimaliai. Ir iš tikrųjų dar, ką pastebėjau ir pati tikrai dažnai darydavau, net nepaslaptis, bet lakštinės kaukės laikydavau labai ilgai ant veido, nes iš tikrųjų galvojau, kad daugiau tų medžiagų iš tikrųjų aktyviųjų prisisotins mano veidas. Bet kuo daugiau mes laikome tą lakštinę kaukę, perlaikome, tarkime, 20 minučių ar net 30, tai tuo labiau drėgmė yra ištraukiama iš odos. Tai atrodo gana sudėtinga, bet kadangi yra instrukcijos ir dažniausiai yra patartina jų laikytis tiek šiuo atveju, tiek apskritai visais atvejais, tai tos maždaug 15 minučių lakštinėse kaukėse yra labai patogus laikas ir nesugaištame iš tikrųjų to daug laiko. Dar vakar laikiau pusvalandį, nes galvojau, kad kuo ilgiau laikysiu, tuo didesnis efektas. Tai man tai čia atradimas. Šiandien gal maždaug plius minus yra instrukcijose parašyta, kaip minėjau, apie 15 minučių, bet dažniausiai būna įvairiai. O kiek kartų per savaitę reikia naudoti kaukes? Rekomenduojama yra naudoti maždaug 2 kartus per savaitę, kad oda gautų pakankamai medžiagų, kurių jai reikia. Kiekvieną dieną naudoti nerekomenduojama iš tikrųjų yra, kartais net gali būti žalinga odai, nes vis tiek koncentracija aktyvių ingredientų kaukės yra daug didesnė negu, tarkim, kasdieniuose kremuose. Ir pavyzdžiui, jeigu naudotume kiekvieną dieną kaukę, kuriuose yra agresyvesnių ingredientų, tai oda tikrai gali sudirgti ir galima net iššaukti įvairių alergijų, kurių niekada nesitikėjome iš tikrųjų. Žinoma, yra kaukių, kurias galima naudoti kiekvieną dieną, bet tokiu atveju tai turi būti parašyta ant pakuotės, kad tai yra kasdienio naudojimo kaukė. Dažniausiai tai būna tokios paprastesnės kaukės, drėkinančios ar maitinančios. Ir ypatingai vis tiek ateina sezonas saulėtas ir aktyvaus deginimosi sezonas, tai tokiu atveju iš tikrųjų oda yra daug sausesnė, nes saulė išgarina daug drėgmės. Ir tokiu atveju galima naudoti ir dažniau tokias drėkinančias kaukes, gal net ir kas keletą dienų. Žinau, kad jūs kristalų namuose siūlote tokią kaip alternatyvą, taip pat namuose, tai jis susijusi ir su tvarumu, ir su panaudojimu įvairių mūsų serumų ir kremų ten likučių. Papasakokit apie tą alternatyvą, kuri dar yra naujiena. Taip, yra labai puikia naujiena kaukės, kurios yra suprasuotos, bet sudrėkintos priemonėmis tam tikromis, pavyzdžiui, tonikais ar serumais, jos pasidaro lakštinėmis kaukėmis. Tai iš tikrųjų geriausia naudoti yra priemonės, kurios yra skystos, tai yra dažniausiai tonikai ar serumai ir kurie turi būti paliekami ant veido. Tarkime, jeigu ant pakuotės yra parašyta, kad palaikyti kažkiek laiko ir nuplauti, tai jau kaukiai daromai namuose tokia priemonė netiktų. Kas yra labai svarbu, manau, šiais laikais, tai yra tvarumas. Ir tai yra pakankamai svarbi tema ir turinti augantį populiarumą. Ir todėl italų gamintojai jie pagamino pačią pakuotę iš aliuminio folijos, kuri yra visiškai nekenksminga ir pagrindas yra popierius, kuris, žinoma, gali būti perdirbamas. O kalbant apie pačią kaukę ir jos privalumus, tai iš tikrųjų pati kaukė yra pagaminta iš hipoalerginės viskozės, o tai reiškia, kad tarkime priemonė, kurią mes esame pasiruošę naudoti tai kaukiai, jeigu ji mums tinka, nesukelia jokių sudirginimų ar reakcijų, reiškia, kad hipoalerginė viskozė irgi mums nesukels papildomų reakcijų ir yra labai saugiai naudoti. Ir taip pat, žmogiška, bet visą laiką norime išbandyti naujas priemones ir tuomet lieka tam tikrų likučių.
Tai labai patogu yra juos panaudoti tos kaukės gamybai. Galima, kaip ir minėjau, arba likučius, arba tą, ką mes šiuo metu naudojame iš priemonių, panaudoti kaukės gamybai. Ir jie yra labai iš tikrųjų mažai pakuotėje, kurią galima įtalpinti į rankinuką, bet kur vežantis ar keliaujant. Ir pasidaryti yra tikrai patogu, užtrunka minutę laiko. Ir palaikome, kaip ir minėjau, apie 15 minučių ir kaukė gali būti arba su drėkinančiais ingredientais, tą, ką jūs turite namuose. Tai vasara yra labai puikus būdas. Daug moterų ir daug vyrų mėgsta pasiskrudinti saulėje. Galbūt turite kažkokių patarimų, kaip būti ir gražaus rudo įdegio ir kartu nepažeisti saulę savo veido odos, dėl ko, jis sensta ir panašiai. Manau, visas moterys yra girdėję apie SPF-ą ir tikėkime, kad daugelis bent jau naudoja iš jų. Ir vasaros laikotarpiu tikrai patartina naudoti yra tą stiprų SPF-ą, maždaug SPF 50. Labai populiarus dabar yra ir su spalva SPF-as, tai tikrai gali atstoti net ir makiažą. Ir žinoma, geriausia yra naudotis 2 pirštų taisyklę, tai SPF-ą tepti ant 2 pirštų ir tą visą kiekį atrodo gana nemažai ir mums atrodo tiek net ir nereikia, bet iš tikrųjų mūsų oda reikalauja būtent tokio kiekio SPF-o ir tada užtepti jį ant veido. Ir žinoma, atnaujinti tą SPF-o kiekį reiktų maždaug kas keletą valandų. Aišku, moterim tai gana sudėtinga, nes kiekvieną dieną reikia lėkti, bėgti ir makiažas yra kaip ir būtina priemonė, tai tada jau neišvengsime kiek įmanoma atnaujinti, bet kaip gaunasi. Ir iš tikrųjų dar net ir Akvilės galvojau paklausyti apie tą kaukę. Vakar matau, kad tu ją dėjaisi, nes tavo oda labai graži. Ačiū. Ir koks buvo pojūtis iš tikrųjų? Tai iš tikrųjų gamybai naudojau toniką su ramunėlių ir agurko ekstraktu. Tai tepant kartu su vatos diskeliu nesijaučia tiesiog paprastas poveikis, nieko ypatingo, o naudojant kartu su ta lakštinė kaukė pasijauti atgaivos, pridrėkinimo poveikis, vėsinimo jausmas ir iš tikrųjų laikėsi gana ilgą laiką. Yra taip pat dar viena alternatyva, ypatingai tiems žmonėms, kurie nemėgsta papildomų rūpesčių ir nori kaukės čia ir dabar. Tai yra ši drėkinanti kaukė su alavijų ir medetko ekstraktais, kurie drėkina, ramina ir priešuždegimiškai veikia odą. Ir paspaudus, kaukė jau iššoka pati padaryta ir sudrėkinta. Ir ją telieka tik uždėti ant veido odos. Taip pat tai irgi yra asocijuota į tvarumą, nes pati pakuotė yra pagaminta iš perdirbamo kartono, kuris tikrai saugo aplinką ir yra labai patogus bei naudingas. Akvilė, tai ir noriu paklausti, čia šiek tiek ir su Auguste prabilome apie tvarumą. Žinau, kad taip pat jūs turite puikų produktą, vieną iš svarbių higienos produktų, tai yra muilas, kuo jis ypatingas ir kaip jis prisideda prie to tvarumo, patogumo. Tai yra suslėgtas muilas, komplekte rasite dozatorių ir 3 skirtingas kvapo tabletės. Ištirpinus tabletę šiltame geriausia vandenyje, jinai pradeda putuoti ir išskiria savo kosmetinę sudėdamasis dalis. Tai taip paprastą vandentiekio vandenį paverčia muilas putų pavidalu. Ir dažniausiai vaikai labai mėgsta putas, ir žinoma suaugusieji. O tai visiškai tvarus produktas dėl to, kad pati pakuotė pagaminta iš perdirbamo popieriaus, taip pat dozatorius yra daugkartinio naudojimo bei puto sumažina sąnaudas, tai reiškia, kad mažiau sunaudosite negu įprasto skysto muilo ir be abejo dėl lengvo svorio sumažinamas transporto tūris iki 90%. Kaip ir laidos pradžioje sakiau, kad mes kalbėsime ir apie sveikatingumą, sveikatingumas neatsiejamas nuo poilsio, kokią jūs ten turit stebuklingą pagalvėlę, kuri taip pat turi net keletą, sakykime, panaudojimo būdų. Tai yra atpalaiduojamoji pagalvėlė. Jinai pagaminta iš 100% nebalintos medvilnės, viduje yra medžio drožlės ir naudojama kartu su eteriniais aliejais. Panaudojimo būdų galima sugalvoti visiškai įvairių, tiek namų kvapas gali būti, tiek spintos kvapas, ypač į lašinę mėtų, pipirmėčių eterinio aliejaus, gali būti kaip apsauga nuo spintos vabzdžių. Taip pat gali būti atpalaiduojamoji pagalvėlė kaklui nuo įtampos po sunkių darbų, sumažinti skausmą, ypatingai padės levandų ar bergamočių eterinis aliejus.
ir pasidėti šalia lovos prieš miegą, kad sumažinti stresą. Abi esate alytiškės, darbuojatės Kristalų namuose, sveikatingumo, grožio meistrystės paslapčių, jūs mokėtės ir mokotės Kaune. Na, tiesiog ir papasakokite, kokias procedūras jūs siūlote savo klientams. Na, vis tiek jūsų žinios tokios šviežios, naujos. Tai iš tikrųjų pradėkime nuo veido procedūrų. Jos gana turėtų būti personalizuotas, tarkim, ateina žmogus ir ją mes parinkame būtent pagal odą, jos tipą ir pagal, tarkime, vis tiek, kadangi saulė dabar yra intensyvi ir vyksta gana stiprus fotosinėjimas, tai procedūros priklauso ir nuo odos tipo ar būklės, ir nuo netgi žiemos ar vasaros, nuo sezoniškumo. Ir taip pat dirbame ne tik su veido procedūromis, bet galime pasiūlyti ir įvairių kūno procedūrų, tai tarkime ir kūno išveitimas, įvyniojimas, Depiliacijos. Aha, ir iš tikrųjų dar ateityje žadame dirbti ir su plaukų procedūromis, taip pat iš tikrųjų net esu pasipuošusi gumytę labai. Aš matau, kad jūs abi labai gražiai atrodot. Juoda spalva tikėtina jūsų čia kaip vizitinė kortelė Kristalų namų ir šie papuošalai. Ką jie čia reiškia, raudoni šie? Tai Akvilė, gal tu papasakok, kaip čia naudoti šitą gumytę? Tai yra paprasta gumytė, šilkinė, ji visiškai nežaloja plaukų. Tiesiog paėmame ir perverėme. Va štai taip. Ir tiesiog atlaisviname ir visiškai nežalojant plaukų nuėmame. Jūs ir atėjus mus pasitikote su tokia taip pat naujiena, naujovė, aš tai dar nesu net ir mačiusi, irgi ekologiškos rankų higienos servetėlės. Šiek tiek papasakokite apie tai. Tai suspaustos servetėlės gaminamos iš 100% viskozės, hipoalerginės, nėra kvapiklių ir alkoholio, kas ypatingai būna įprastose drėgnose servetėlėse. Tai yra visiškai universalios, galima naudoti tiek veido ir kūno priežiūrai. Paprastas naudojimas, tiesiog sudrėkinti keletą lašų vandeniu ir jos įsipučia, pasidaro minkštos, švelnios servetėlės. Taip pat labai patogu naudoti tiek kelionėje, laikyti automobilyje, rankinėje. Dažniausiai liepdavo tėvai plautis rankas, o dabar tai tapo toks kasdienis dalykas, kuris yra savaime suprantamas. Na, sakyčiau, pandemijos metu tai labai išryškėjo ši tema. Tai kągi, dėkoju Akvilė ir Augustė jums už ypatingai, tikrai aš daug ką labai sužinojau, manau, kad ir mūsų žiūrovai daug ką sužinojo. Ačiū jums, užsuksime, lankysimės, sėkmės, puoselėjant grožį ir sveikatingumą Alytuje. Ačiū.